Tai labas vakaras, noriu sveikinti su visais, kurie šiandien susirinkom. Šiandien ypatinga diena ir, sakyčiau, net ne diena, ypatingos savaitės prasidėjo, nes labai aktyviai pradėjom dirbti su Kestu, Kestas padeda mum. Ir, žinot, pati geriausia patirtis yra naudingiausia tada, kada žmogus kalba ne iš teorijos, o iš praktikos. Ir pats geriausias būdas perimti tą praktiką, tai dirbti kartu su tuo žmogum. Tai aš labai dėkingas, Kestai, tau, kad sutikai taip pat ne tik tai dienos metu, ir su Aiste bendravom, taip pat truputėlį įkvėpėm, turbūt ir jos naująją partnerę. Taip pat norim, kad ta visa patirtis būtų perduota mūsų grupiai. Tai ačiū, Kestai, kad sutikai šiandien sudalyvauti mūsų grupės susitikime. Ir šiandien bus labai įdomus susitikimas, nes tikrai išgirsim Kesto patirtį, kur jisai taiko dabartinėje savo prezentacijų eigoje. Taip pat turbūt išgirsime ir apie tas akcijas, ir apie naująjį renginį, kuris jau startuoja rytoj, pasitarsim. Ir užbaigsime mūsų šiandienos susitikimą, taip pat mano paruošta prezentacija, kurią šiandien ryte su Jolanta kalbėjomės, kaip geriau pristatyti save LinkedIn'e nepažįstamiem žmonėm, kaip susikurti kontentą, apskritai, kaip suvokti visą verslo eigą. Vat toks galutinis apibendrinimas bus paruošta prezentacija. Taip, kad visiems bus labai įdomu. Ir Kęstuti, žodis tau. Iš ties esi prezidento lygio. Aš manau, kad tikrai mes verti išgirsti tavo patirties ir tikiuosi, kad kiekvienas turite užrašų knygelę, užsirašysite ir kuo geriau tą patirtį. Ačiū, Jonai, kadangi čia visi yra partneriai, ne? Čia mes neturim svečių. Neturim. Jo, tai aš pasidalinsiu tam tikrų kampų požiūrio taškų, kokį aš panaudojau susitikimui, tokiam kaip konferenciniam susitikimui, konferencijai Londone. Aš dabar buvau šį savaitgalį ir labai sėkmingas buvo tas požiūrio taškas. Tai aš ketinu vėliau ir įrašyti video tokius keliomis kalbomis, tikriausiai visom 3 kalbom, turbūt ir lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai. Tai ką jums šiandieną, ką su jumis pasidalinsiu. Mano tikslas buvo, ten Londone susirinko labai įvairi publika, buvo ir klientai, ir partneriai, ir potencialūs klientai, ir potencialūs partneriai. Žodžiu, visiškas miksas. Ir vieni buvo girdėję apie Zintino, kiti net nebuvo girdėję iš viso. Tai bet šiaip publika buvo atrinkta teisingai, geri, labai žingeidūs, visiems buvo labai įdomu, bet man užduotis buvo sudėtinga. Dėl to, kad man reikėjo kažkaip tai parodyti ir produkto naudą, bet nenueiti per giliai į produktą, nes verslas yra svarbiau. Bet kadangi buvo daugiau liktai potencialių klientų, tai vis tiek aš turėjau tą verslą nepateikti kaip nors taip, kad atstumiančiai klientus. Ne? Tai jūs patys žinote, tie, kas dirbat, kad tai yra šiokia tokia užduotis. Na tai va, ir tas kampas, kokiu aš nusprendžiau pateikti informaciją, yra per ChatGPT. Kas iš jūs naudojat? Yra tokių. Visi, ar tik tai kai kas, puiku, nematau visų, tiesą pašėrinau. Tai kad daug kas ir neįsijungia kamerų, jeigu galėtumėt įsijungti, būtų smagu ir jūs pamatyti. Matau, kad ir Daiva Karmazienė yra, ir Asta Keturkienė. Tai būtų smagu. Vytenis, sveikas, malonu. Ir daugiau. Būtų smagu, kad įsijungtumėt kameras visi ir mes bendrautumėm. Jeigu galit, jo. Tai dabar ChatGPT, kodėl aš nuo to pradėjau? Visų pirma, aš pradėjau pačią paskaitą nuo to, kad pasaulyje yra šiokių tokių bėdų su sveikata ir su išlaikymu, su prevencija, su kažkokiu būdu užkirtimo kelio ligų atsiradimui. Ir tada aš pradėjau tą paskaitą nuo neužkrečiamų lėtinių ligų ir paklausiau visų, ar visi supranta, kas tai yra. Tai neužkrečiamos lėtinės ligos, tai yra širdies kraujagyslių, onkologija ir taip toliau. Tai tos ligos, ir tada pakviečiau visus
pasinaudojant ChatGPT, paanalizuoti, kas tai, ką iš mūsų atima tos lygos, ką mes prarandame ir paanalizuoti, ką ChatGPT galvoja, kokiu būdu nuo jų apsisaugot. Ir paprašiau tokių kaip prioritizuotų sąrašų, kad ChatGPT duotų prioritizuotą sąrašą. Tai reiškia, tai ir gal iš karto skaidrės parodysiu. Taip, pirmas klausimas, kurį uždaviau, su ChatGPT beje ir su tuo dirbtiniu intelektu, labai svarbu, kokį klausimą užduosite. Jeigu užduosit ne visiškai tikslų klausimą, tai ne visiškai tikslų ir atsakymą gausit. Bet jeigu užduosit labai tikslų ir aišku klausimą, pavyzdžiui, kiek ilgiau žmonės gyventų, jeigu suminimizuotų, tai reiškia, lėtinių neužkrečiamų lygų atsiradimą. Tai yra kažkokiu būdu sumažintų tų lygų. 10-15 metų atsakymas. Bet ir tai auditorija, aš sakau, tikriausiai, kad ne visus tai domina, nes tai bus kažkada labai tolimoje ateityje. Tai, jaunimas tai iš viso sako, čia nesąmonė, čia man tas nesvarbu. Tada aš uždaviau kitą klausimą. O koks išlaidų kiekis yra per visą gyvenimą, jeigu išsivysto ta liga? Ir atsakymas vėlgi, čia galim ginčytis, gal priklauso nuo šalies, bet 400 tūkstančių, 700 tūkstančių eurų. Čia yra suskaičiuota žemiau, kad tai yra ir medicininės išlaidos, gydytojų vizitai, testai, ligoninės, bet taip pat ir medikamentai, taip pat ir prarastas produktyvumas ir prarastos pajamos, bet ir šeimos našta tokia, kur jeigu reikia prižiūrėti tą žmogų. Šitas dalykas gal jau šiek tiek labiau atveria akis, nes prevencija kainuoja gerokai pigiau. Tai vat, bet aš dar nepasidaviau, uždaviau dar klausimą, o kiek per metus žmogus, kuris turi kažkokią tokią ligą, praranda laiko, gyvenimo kokybės, tai nuo 3 iki 6 mėnesių per metus ir daugiau. Tai reiškia, kad gulėjimui ligoninėse, sėdėjimui eilėje prie gydytojo, pas gydytoją į vizitą ir panašiai. Tai prarasti 3-6 mėnesius kiekvienais metais, tai jau galbūt domina ir tą jauną žmogų, nes tai jau yra dabar, iš karto. Tai reiškia išlaidos ir prarastas laikas iš karto ir prarasta gyvenimo kokybė. Tai tada aš uždaviau sekantį klausimą, kad man ChatGPT duotų prioritizuotą listą, sąrašą. Prioritizuotą tai reiškia, kad pagal svarbos tvarka išdėstyta, kaip apsisaugoti, kaip užkirsti kelią tų ligų išsivystymui. Ir sąrašas ten buvo gal 20 punktų, gal daugiau, priklauso, kiek aš paprašau tų punktų, kad man duotų, bet aš pasirinkau pateikti čia tik tai pirmus 4. Tai yra pirmi 4, iš jų pirmi 3 mes turim labai mažai įtakos. Tai reiškia, kad jeigu žmogus rūko, jis tikriausiai žino, kad yra pasekmės blogos, liūdnos, abejoju, ar rastume nors vieną rūkorių, kuris nežino. Gal nebent jis netiki, kad jam nutiks, bet nieko mes su paskaitom ir motivacijom jokiom nepadarysim. Kas nerūko, tas nerūko, kas rūko, tas rūko. Tada svorio, kūno masės indeksas, tai yra ūgio ir svorio tam tikras santykis. Ir vėlgi, tai čia viršsvorį turintiems žmonėms mes irgi nieko jau nebepadarysim, jie tikriausiai viską žino, kad tai nenaudinga, negerai ir jie dažnai netgi žino, ką reikėtų daryti, nebent to nedaro. Tai arba daro ir nesėkmingai nesigauna. Tai vat vėlgi, čia mes mažai ką galim padėti, yra specialistai, kurie dirba toj srity ir fizinio aktyvumo. Visiems tai yra aišku, kad reikalingas jisai ir visi daro tiek, kiek jie sugeba su savim susikalbėti, susiderėti. Čia aš taip ne šiaip sau sakau, nes aš kiekvieną kartą deruosi su savim, kai man reikia prabėgti savo kilometrus, vyksta intensyvios dėrybos ir kartais aš laimiu, o kartais tinginys laimi. Tai tada priklauso nuo dėrybų baigties, kas toliau įvyksta. Bet 4 punktas yra ta vieta, kur yra labai daug vietos pakeitimam, klaidom, tobulėjimui, lengvam pagerinimui, kažko tai labai lengvais, trumpais, paprastais dalykais pagerinimui.
Na, tai aš toliau tada klausiu, o tai kas yra ta subalansuota dieta ir vėlgi svarbos tvarka. Tai jeigu mes panalizuosim, kas tai yra pilno grūdo, pavyzdžiui, košė ar panašiai, tai yra daugiausia, ko ten yra palyginus su nepilno grūdo, su rafinuotais produktais. Tai yra skaidulos ir gal vitaminų šiek tiek daugiau, bet šiaip viso kito tai ten yra turbūt tas pats kiekis, ne? Tada daržovės, jeigu šviežios daržovės, tai irgi yra skaidulos ir vitaminai, nu vanduo dar. Tada proteinai, baltymas. Baltymų dauguma žmonių suvalgo pakankamai, gal net per daug kai kurie, galbūt nebent įvairovę galima padidinti. Bet vat, toliau ketvirtas punktas, dėl kurio aš gal pasiginčyčiau, gal jisai turėtų ir į pirmą vietą iškeliauti, ar į bent jau pirmus tris. Tai čia tikiuosi, kad tas dirbtinis intelektas pagerės dar per ateinančius mėnesius ir gali būti, kad tas sąrašas svarbos tvarka keisis. Va, bet nes iš mūsų patirties tai omega 3 yra svarbus, labai labai svarbus, galbūt net svarbesnis už skaidulas ir baltymų kiekį. Va, tai ir toliau cukraus pridėtinio nenaudoti ir pakankamai skysčių vartoti. Tai dabar ties šituo balansuotos dietos rekomendacijom, kitaip tariant, kaip atlikti prevenciją tų lėtinių neužkrečiamų ligų, panašu, kad 3 punktus žmonės patys kiek daro, tiek daro, o balansuotą dietą jau mes turime įsikišti ir reikalingas galimai specialistas. Dabar specialistas tai nebūtinai dietistas, gali būti specialistas, kuris yra apmokintas įmonės kaip Zinzino. Ir tai jis neturi būti galbūt super giliai įsigilinęs į tai, jis galbūt turėtų sugebėti parodyti motyvą, kodėl to reikia, tada parodyti, kad yra testais pagrįsta mityba pas mus ir parodyti sveikatos protokolą. Ir to gali pakakti, jeigu žmogus pradės naudoti. Nes tikslas juk yra ne tik edukuoti taip labai gerai žmogų, kad jis sugebėtų paskaitą paskaityti. Tikslas yra, kad žmogus pradėtų naudoti sveikatos protokolą. Tai kiek reikia pastangų, tiek yra ir tiek tai yra maksimumas. Nereikia persistengti. Ne? Tai dabar, kalbant apie šituos ingredientus, kurių trūksta maiste, tai aš ir klausiu tada ChatGPT, o kokie yra labiausiai žalojantis deficitai, nes čia ko gero, kad mes kalbam apie deficitus, ne? Kokie labiausiai žalojantis deficitai yra maiste, kuriuos reikėtų koreguoti. Tai vėlgi, trečioje vietoje omega 3, nors mano nuomonė galbūt ir į pirmą vietą galėtų pakilti omega 3, bet vis tiek mes dirbam ir per Zinzino dirbam su vitaminu D, su magniu, su omega 3, su skaidulom, su geležim, su vitaminu B12, su viskuom, kas čia yra išvardinta. Teisingai? Tai dabar, ką aš norėjau pasiekti tokia pradžia paskaitos. ChatGPT yra nekorumpuotas, jis nėra papirktas kieno nors. Tai yra nešališkas šaltinis, kuriuo galima tikėti, kuo toliau, to vis labiau. Yra prognozės, kad po 18 mėnesių ChatGPT ir dirbtinis intelektas atsakymus duos geriau, negu bet koks žmogus pasaulyje sugebėtų atsakyti į klausimą kokį nors. O po neatsimenu kiek ar 15 ar daugiau mėnesių, yra prognozuojama, kad atsakys dirbtinis intelektas geriau negu bet kokia grupė žmonių. Tai yra, pavyzdžiui, Zinzino susirenka visa valdyba ir jie visi pasitarė ir pasako, ką nors apie Zinzino. Tai dirbtinis intelektas geresnį atsakymą duos negu Orianas su Dagu ir taip toliau. Tai va, tokio lygio bus tas dirbtinis intelektas ir tai reiškia, kad tai mes turim labai stiprų instrumentą, per kurį aš galiu parodyti, kad mes esam patikimi, tas credibility, ne? Lietuviškai tikriausiai patikimumas yra pats atitinkamiausias žodis, atitinkantis labiausiai, ar ne? Credible tai yra tokie, kuriais galima pasitikėti, ne? Kad kad čia ne mums reikia tuos produktus parduoti kažkam tai, kažkokiam klientui, kad čia tam klientui labiau reikia šitų produktų, negu kad mums juos parduoti. Taip, mes
aišku, norim juos parduoti, mes esam verslininkai, mes ne tik tai geradariai esam, ne tik tai sveikatinam žmonės, mes norim ir išplėsti iki tokio mastelio šią veiklą, kad mums ateitų reikšmingos pasyvios pajamos. Tai va, tai čia yra kai mes norim pajamų ir didelių mastelių, mes esam verslininkai. Kai mes dirbam su vienu klientu, kokiu nors specifiniu, tai mes ten esam galbūt ir gelbėtojai kartais. Va, bet kadangi mes turim pasirinkimą 8 milijardus žmonių, tai mum mažiau svarbu, kas iš tų 8 milijardų taps klientais, negu pačiam žmogui, ar jisai taps klientu ar ne. Nes jeigu jisai netaps, tai jo laukia štai tokios pasiekmes. 10-15 metų praradimas gyvenimo trukmės, 400-700 tūkstančių eurų prarastų pinigų ir 3-6 mėnesiai per metus prarasto gyvenimo. Tai ir susikurto nekomfortiško ir nemalonaus gyvenimo valandų ar savaičių ar mėnesių ar metų. Va, tai vėlgi tada aš klausiau visų susirinkusių, ar jūs matote pakankamą motyvą tai daryti? Ar jums atrodo, kad čia nesąmonė? Nei buvo nei vieno susirinkusio, kuris būtų sakęs, kad, ne, čia nepakankamas motyvas. Visiems buvo absoliučiai aišku. Tada aš daviau kitą motyvą, nes šito pakanka, kad žmogus galvotų apie buvimą klientų. Bet dabar aš perėjau prie partnerystės, nes aš turėjau pateikti partnerystę taip, kad neišbaidyti tų, kurie galvoja būti vien tik tai klientais. Ane? Tai aš pateikiau idėją, kad kiekvienoj šeimoj, mano nuomonė, turėtų būti bent jau vienas partneris. Kodėl? Klientai niekada neįsigilins taip labai į produktus kaip partneriai. Ar tiesa? Ar jums irgi taip pat atrodo? Ar jums atrodo, kad klientai labiau gilinas? Klientas, jisai neieškos kito kliento ir nebandys padėti sekančiam žmogui. O partneris tai daro kiekvieną dieną. Dabar, kai aš turėjau karate klubą, tai sakiau, kad tie mano mokiniai, kokie jie, aš aiškinau, galų galėjau pats pradėjau suprasti, o jie dar niekaip. Čia toksai anekdotas, ne, juokas. Tai ir partneriai zinzino, jie aiškina, jie randa vieną, kitą, trečią, penktą, jie stebi progresą, kas vyksta su tai žmonėm, jie mato pokyčius, kur tie žmonės buvo ir kaip pasikeitė jų sveikata. Tai partneris, kuris tikrai dirba, praeina vieniems pusę metų, kitiem metai, kitiem keli metai ir partneriui nebelieka klausimų, kad tai reikia daryti. Jis nebeturi jokių abejonių. Jis žino visų savo vidum, visą esybę, kad tai yra privaloma, jeigu nori būti sveikas. Tai dabar pagalvokit, jeigu kiekvienoje šeimoje būtų bent vienas žmogus, kuris atsakingas už sveikatą ir jisai atiduotų save zinzino įmoniai, mums edukacijai. Ir pabūtų šitose, pavyzdžiui, kad ir šitoj paskaitoj jūs esat, šiandienos susirinkime, ar sužinojot kažką tai to, ko gal nepagalvojot anksčiau, nebūtinai informacija, bet pavyzdžiui, kad galima ChatGPT šitaip panaudoti ir padaryti paskaitą. Ne? Tai galbūt kažką išmokot, sužinojot ir patobulėjot. Tai tie partneriai, jeigu jie pasiduoda šitai edukacijai, anksčiau ar vėliau jie tikrai susitvarkys visą savo šeimą. Vaikus, artimuosius kelis, pačius artimiausius draugus. Reiškia, klientais rūpintis nereikia. Nes kiekvienas partneris, kuris jau perprato, kokia didžiulė svarba šitų produktų, jisai tai padarys, kabutėse automatiškai. Kiekvienam partneriui tai nebus automatiškai, bet tai reiškia, kad mes kaip partneriai, kaip verslininkai, galim per daug tuom neužsiimti, per daug nepadėti vienas kitam rinkti klientų. Tai yra kiekvieno iš mūsų darbas, mūsų darbas yra taip gerai įsigilinti į produktus, kad mes patys savaime norėtume jau surinkti tos savo artimuosius klientus. O tada visą likusį laiką mes galim ieškoti sekančio žmogaus kitoj šeimoj, kuris galėtų dalyvauti edukacijose apie produktus, kad susitvarkytų savo šeimą. O per jį, jeigu per tą žmogų mes ieškom vieno tik žmogaus, kiekvienas
į komandą atveda po vieną žmogų. Tai nieko gero nesigauna, nes gaunasi aritmetinė progresija. 1+1, nu gerai, tarkim, 25+25, ne? 25 klientiniai taškai pas jūs yra, jūs esate atimas, pritraukėt partnerį, atėjo pas jūs į komandą partneris naujas, dar jisai 25 surinko, tai jau 50, tada dar 25, sekantis surinko 75, tada 100 ir tai yra vadinama aritmetinė progresija, kur didėja vienu vienetu. Tuo tarpu, kas nutinka, jeigu kiekvienas partneris, tas vienas šeimos galva sveikatos srityje, atveda 2 partnerius ir tai atsikartoja. Tai reiškia, kad prezentacijoje, kai aš rodau prezentaciją, aš naudoju tik tai 2 skaidrės. Aš kalbu apie, gal pasinaudosiu ekrano pasidalinimu, aš kalbu apie tai, kad jeigu jūs kaip partneris startavot ir savo šeimą pradėjot tvarkyti, gal nuo savęs pradėjot, tai 4 produktai, tai čia gali būti tik tai jūs pats savo naudojat, galbūt kažkas su jumis jau sutiko iš šeimos narių ir po to, kai tuos 4 surinkat, toliau edukuojatės ir ieškot visos informacijos apie tai, kaip tai svarbu, galbūt pasinaudodami ChatGPT. Tada antra užduotis, jūs randat 2 partnerius. O jeigu kiekvienas randa 2, tai prasideda geometrinė progresija. Dėl to, kad iš vieno partnerio ateina 2, kai iš A ir B ateina po 2. Tai reiškia, kad A ir B vėlgi naudoja tik tai 2 skaidrės. Tik tai kūtimo ir 2 partnerio ateimo skaidrės. Ne? Tai A ir B, kai jie atlieka savo užduotį ir pirmas 2 skaidrės praeina, tai mes galim sakyti, kad nueinam į 3 skaidrę, nes atsirado C, D, E, F. Tai dabar įsivaizduokit, kad jūs kaip atsakingas šeimos sveikatos viršininkas, kuris jūsų pareigos yra, nežinau kaip čia dabar madinga, COO, CEO, tai čia turėtų būti Chief Health Officer, ne? CHF. Na, tai čia juokauju, bet šeimos CHF, šeimos Chief Health Officeris ir jūs tada jau pradedat tvarkyti savo šeimą ir gilintis, atėjo 2 žmonės, jūsų darbas baigtas kaip to rekruterio, toliau einam padėti A ir B. Ir dabar, jeigu tai vyktų kas mėnesį, kiekviena skaidrė užtruktų 1 mėnesį. Čia 1 mėnuo, čia 1 mėnuo. Tai dabar A ir B per sekantį mėnesį surinko bent jau klientus, per sekantį mėnesį surinko partnerius. Tai jūs kiltumėt po 1 titulą kas mėnesį arba kas 2 mėnesį. Priklauso nuo ten kaip, žodžiu, patys, jeigu nusipieštumėt ant popieriaus, jeigu per mėnesį, per 30 dienų atsirado 4 klientai, tai jau 30 dienų yra praėję. Tada dar 30 dienų, 60 dienų praėjo, yra 2 partneriai, dabar per 30 dienų. Tai va čia klausimas, jeigu jūs pagreitinsit ir per 30 A ir B dienų jie atsives ir partnerius. Reiškia, tada reikėtų daryti pirmas 2 skaidrės per 1 mėnesį, jeigu jau taip žiūrint, kad gauti šitą 3 bonusą. Ne? Nes nėra tiek laiko, kad jie užtruktų A ir B po mėnesį klientam rinkti ir po to sekantį dar mėnesį, tai būtų 4 mėnuo rinkti C, D, E ir F. Nu, tai priklauso nuo to, kokiu greičiu jūs judate, jūs kilsit arba po 1 titulą į viršų, jeigu kas mėnesį tai vyksta, jeigu kas 2 mėnesiai, tai po 1 titulą kas 2 mėnesiai. Tai mano dabar klausimas, ar tai būtų pakankama motyvacija tapti partneriu, kad taip gerai edukuotis, kad bent jau savo šeimą susitvarkytų, ar pakankama. Ir visa salė, praktiškai visi pradėjo linksėti galvas, kad galbūt jiem reikėtų būti visgi partneriais, nors jie šiaip jau norėjo būti klientais. Tam, kad edukuotųsi pakankamai, kad jiem padėtų tie, kas jau yra partneriai. Ne? Ir tada papildomas motyvas atsiranda padėti kitom šeimom ir tuo pačiu padedant kitom šeimom susikurti verslą. Tai va čia tai, ką aš norėjau šiandien pasidalinti, tikiuosi neužėmiau per daug laiko, nes dar girdėjau, kad Jonas turi prezentaciją ir dar turit kitų klausimų. Gal klausimą turit kokį nors iš to?
Tai ačiū Kęstuti, dabar klausimai Kęstučiui iš šitos temos arba iš kažkurios kitos, ką jūs norėtumėt paklausti, įsijunkit mikrofonus, laukiam klausimų. Aš tik norėjau padėkoti ir esu apšalus. Kęstutis kiekvieną kartą tą mūsų verslą paprastina. Atrodo, jis kiekvieną kartą po jo vis paprasčiau viską daryti. Aš galvoju, iki kokio lygio jisai nueis. Man tai tikrai nuostabu, tikrai labai gera idėja. Labai ačiū. O šiaip liktai kaip ir aišku viskas. Tiesiog viena šeima turėtų ta prasme, mažiausiai 25 produktų vartotojus sugeneruoti ir viskas, ir einam toliau prie kitų partnerių. Taip, tai čia Jolanta 25, kai sugeneruoja, tai tu jau visus bonusus pasiimi, jau maksimumą pasiimi iš Zinzino, nes jau toliau, jeigu daugiau turi klientų, tai ten labai mažai tavo pajamos skiriasi, nes ten jau tik klientų. Kad atsijimti tą, vat, jeigu užsumė kitą, jeigu perki. Atsimti paketą, bet ir šiaip RCB dvigubina apyvartą ten ir taip toliau. Tai 25 yra milžiniškas šuolis nuo 24 arba mažiau. Tuo tarpu tarp 25 ir 50 jau skirtumas labai mažas bus pajamose. Ne? Suprantat šitą. Tai reiškia, kad 25 tai jau maksimumas, jau čia jau labai gerai yra, jau super, jau mes sveikinam ir šventę darom jau tada. Bet šiaip 4, užtenka 4, kad aktyvaciją palaikyti, nes aktyvacijai reikia 20 kreditų. Jeigu partneris autoorderis yra aktyvuotas, tai 10 kreditų. Ir dar, jeigu bent 4 balanso aliejaus buteliukai, tai jau 12, tai yra 16 kreditų, tai jau net nereikia tiek. Jau 26, ne, viso. Tai reiškia, gali būti skirtingi produktai, balansas, extendas, zinobiotikas ir užteks vis tiek tų kreditų. Reiškia, gali vien savo vartoti ir aktyvacijai jau to pakanka. O toliau 10 reikia tik po 4 mėnesių, kad neprarasti ECB ten ir kad neprarasti nieko. Tai reiškia, iki 10 mes turim 4 mėnesius edukacijai ir gilinimuisi, ir jeigu žmogus po 8 valandas į dieną tai darys, tai jau tikrai jam neprireiks tų 120 dienų, tų 4 mėnesių, ne? Jis tikrai žymiai anksčiau jau norės savo šeimą pajungti. Tai va, tai reiškia, kad tai yra natūralus procesas, o 25 reikia, kad jau kiltų toliau karjeros laiptais, tik nuo direktoriaus. Tai va, tai nežinau, Jonai, gal tu nori, kadangi yra komanda, vis tiek jau dirbančių yra ir seniau, aš tą turiu lentelę komisinių planų, bet gal, ar mes jau kalbėjom apie ją kažkada? Mūsų grupėje mes nekalbėjom apie ją. Aš manau, kad mes galėtumėm irgi apie ją pakalbėti, galbūt būtų įdomu, jeigu mes taip pademonstruotumėm tą lentelę, nes jinai labai gražiai apibendrina mūsų darbo rezultatus. Ir visą komisinių planą. Galimybės. Ten yra visas komisinių planas vienam puslapėlėje, netgi trečdalyje puslapio turbūt, ar mažiau, vienoj skaidriai. Tai Kęstuti, jeigu gali pasidalink dar šitą skaidrę ir truputėlį užakcentuok keletą punktų. Nu gerai, tai toj sekundę aš tik surasiu, kur čia yra. Gal dar yra klausimų Kęstučiui iki tol, kol jis atsidarys? Čia Jolantai, kadangi Jolanta labai padžiugavo paprastumu, tai dabar komisinių planą parodysiu, kaip supaprastinti. Jo, beje, Jolantai, aš irgi šitą lentelę rodžiau, jinai matė. Nu va, tai čia yra praktiškai visas komisinių planas, ir čia kiekvieną terminą reikia išsiaiškinti ir tada mes galime perskaityti visą lentelę. Balanso aliejaus buteliukas 42 eurai, 4 kreditai, 1 klientinis taškas, o su RCB yra 8 kreditai, dvigubai daugiau. Dabar, kai 4 ar 8 kreditai, tai visiems atrodo, koks čia skirtumas. Nelabai koks čia didelis skirtumas. Tačiau, jeigu, sakykime, jūs nusprendėt, kad norit būti deimantu, tai jums su 4 kreditais reikės 3000 buteliukų aliejaus parduotų per mėnesį. Jeigu kalbėti apie vien tik tai vartojimą, tai reiškia, kad įsivaizduokit, kad jokios plėtros nebevyksta, nei vienas partneris naujas neateina, nei vienas naujas klientas nepasirašo, yra tik tai 3000 vartotojų, matau Vytenį jo ranką toj. Tai tuo tarpu, jeigu RCB turit, kai esat atimas. Atimas esat, kai surenkat 25 asmeninius klientinius taškus
ir 125 kreditus asmeninius. Tai yra, žodžiu, šitą galit pasigilinti, jeigu nežino dar, ką tai reiškia tas RCB ir kaip jį gauti. Reikia tapti tuo atimu, tuos 25 surinkti. Tai va čia skirtumas yra milžiniškas, ar turėti 1500 buteliukų aliejaus parduotų per mėnesį ar 3000, teisingai. Va šitoj vietoj aš turėjau komandose kai kuriuose deimantų, kurie dar neturėjo 25 klientinių taškų, neturėjo atimo. Tai jie susiėmė už galvos ir sako, va Jezu, aš jau galėjau seniausiai būti deimantas. Tai va čia yra labai svarbi detalė. Tada kitas kraštutinumas. Vyteni, tu nori kažką paklausti iš šitos lentelės, ar iš praeitos temos, ar iš... Įsijunk mikrofoną. Iš praeitos. Tai gerai, tai po to tada pabaigiam šitą, prabėgam ir tada. Dabar, kas būtų, jeigu atvirkštinį kraštutinumą paimam? Reiškia, jūs neturit vartojimo, jūs startavot šiandien, pirma diena yra jūsų versle, niekas neperka jokių buteliukų aliejaus. Pas jūs tik tai gali pasijungti nauji partneriai. Tai kiek reikės pajungti naujų partnerių, kad būtų sugeneruota 12 000 kreditų? Tai dabar su 200 ECB, dabar kas ECB irgi dauguma iš jūsų žinot, jeigu kažkas nežinot, tai sužinosit, tada paklauskit, kad jums išaiškintų, ar Jonas, ar Vytenis, ar kažkas, kas žino. Tai būna mėnesiai, kai ECB yra 200. Su 200 ECB reikia 27 partnerių su Ultimate Partner Kit. Tai reiškia, kad žmogus startavęs šį mėnesį ir suregistravęs 27 arba komandiniu būdu, arba asmeniškai partnerius su Ultimate Partner Kitu, tampa deimantų pirmą mėnesį. Reiškia, jeigu jūs norite tapti deimantų pirmą mėnesį, tai yra įmanoma. Ir aš esu matęs, kaip žmonės tai padaro per kelias savaitės, per mėnesį, per labai trumpą laiką. Tada, jeigu su paprastu ECB, ne 200 ECB, paprastu reikės 40 partnerių, su be ECB, ką reiškia be ECB? Jeigu be paketo startuoja, pas mus, mano komandose, nes ten, kur aš auginu, niekas nebestartuoja be paketo, tai mes tokios opcijos neturim. Tai reiškia, reikės 80, nes tai yra nesąmonė, tiesiog pats save pažeidžia tas žmogus, jeigu tai startuoja be paketo ir be ECB. Tai dabar čia du kraštutinumai, kai tikroji situacija yra per vidurį tarp tų dviejų, nes dažniausiai jūs turite ir vartojimo, reiškia, vartotojų skaičiaus turėsit mažiau ir partnerių reikės mažiau startuoti. Ir kadangi dažniausiai jau deimantų tampama ne pirmą mėnesį, o bent jau 6 ar 12 mėnesį, tai tų vartotojų jau būna nemažai. Ir tokiu atveju partnerių ten jau yra labai realistiniai skaičiai. Ten 10 reikia partnerių, kad startuotų. Ir jeigu komandiniu būdu, jeigu yra komandoje, pavyzdžiui, 10 aktyvių žmonių, to žmogaus, kuris siekia deimanto, tai visiems 10 reikia tik po vieną partnerį naują. Ir viskas. Ir pavyksta deimantas. Tai va, deimantas yra 4000 eurų pajamų. Ir va čia yra paskutinis stulpelis. Iš realių komandos narių ataskaitų yra mano atrinkta, kiek realiai turėjo vartotojų. Tai va, pavyzdžiui, deimantai dažniausiai turėdavo apie bent jau 750. Kartais būna ir mažiau, būna, kai labai greita plėtra, bet čia yra vidurkis tų deimantų, kurie labai retai, čia 1500, tai dabar vėlgi paaiškinu, kodėl 1500 galėjo būti klientinių taškų, juk tada plėtros nulis, o taip nebūna, kad komandai visai nulis plėtros būtų, kad niekas nepasirašytų nei klientų, nei partnerių. Todėl, kad yra Zinzino for free. Iš tų 1500 yra, jeigu labai gerai dirba komanda, tai kas 5 yra nemokamas produktas ir jisai negeneruoja apyvartos. Supratot, ne? Tai va tas šitoj vietoje atsiranda ta kompensacija, kad tada daugiau tų partnerių reikia ir daugiau klientų. Tai ir viskas, čia toliau aktyvacija yra kaip tik surašyta, kiek kreditų ir kiek klientinių taškų ir yra parašyta, kiek atimo narių, jeigu turite, tai gali niekas daugiau nevykti, jūs turite tiek, kiek reikia vartotojų. Tai 60 atimo narių, jeigu turit, 60 partnerių, kurie pasiekė atimą, jūs be plėtros, be nieko, jūs išlaikot jau deimantą. Tai tokia yra lentelė. Man atrodo, kad
pakankamai aiški ir joje yra užfiksuotas praktiškai visas komisinių planas. Ir komisinių planą reikia dalinti į dvi labai atskiras ir labai svarbias grupės. Tai yra ką tik startavusio komisinių planas yra dvi skaidrės. Yra kūtimas ir tas du partneriai. 3 maksimum skaidrės. Tai yra kūtimas, 2 partneriai ir kad tie 2 partneriai atsiveda po 2 partnerius. Ane? Tai čia ir visas komisinių planas. Nes jeigu kažką sudėtingiau pradės, per sudėtinga yra tam, kas ką tik startuoja arba kuris dar svarsto startuoti, jam nereikia tos lentelės didelės ir sudėtingos, kuri jau jum yra aiški. Dabar ta lentelė, kurią ką tik tai panagrinėjom, tai yra tiem, kas jau yra ties deimantų, ties executive, ties prezidentų, kažkur tai. Ir jam reikia su komanda lyderystės tam lygmenį aiškintis, ką jo komandos nariam. Pavyzdžiui, jeigu jisai jau yra deimantas, tai greičiausiai, kad turi kokius 4 bent jau executives, tai kaip jiem reikia, ko jiem reikia. Tai va čia tokia ta lentelė, tai yra aukštesniem titulam, o startuojantiem tai yra fast startas. Tai reiškia, visą komisinių planą galim dalinti į fast starto komisinių planą, kuris trumpas, paprastas ir lengva jį perprast, ir į jau pažengusiojo komisinių planą, kur jau turi daugiau tų detalių. Nu va, tai dabar, nežinau, ar Vytenė tu užduok klausimą, ar iš šito dalyko pradžioje, jeigu kažkam dar jos turi tą skaidrę, gali persiųsti. Ačiū, Kęstai. Vytenė, žodis tau. Taip, tai lentelė, man asmeniškai viskas aišku, ačiū, labai gera, viskas viena vietoj, bet man dabar galvoju sukasi mintis po mūsų pokalbio trečiadienį, kaip padaryti tą vadinamą shiftą nuo to kliento prie partnerio. Ir šitą prezentaciją, kurią dalinaisi, Kęstuti, ačiū labai, beje, gal galima ją gauti, tas skaidrės kaip nors. Drąsiai, jo, galiu persiųsti Jonai. Ir tikrai labai, labai geras būdas ir bandymas, tik reikėtų gal dar išgryninti, nes vis tiek, kaip mes ir kalbėjom, reikšmiškai nuo produkto turi pradėti, bet po to plastiškai turi pereiti prie partnerio registracijos. Ir kaip tai padaryti, čia yra užduotis, nes tas produktas labai stiprus ir mes tai kaip ir kalbėjom. Tai aš tiesiog taip savo įgarsinu, ką aš išgirdau. Tai kad, yra problema, vis tiek mes pradedam nuo to, kad yra problema. Ir, kad ta prasme, iš esmės tavęs nieks neišgelbės, šiaip jau, statistiškai. Ir rinkos sprendimai, tie, kurie yra taip, prieinami, vaistiniai, be žinių, be pagalbos profesionalios, tokios ir dar ta profesionali pagalba turi būti atitinkama, žodžiu, neveikia, galima taip sakyti, jie nėra efektyvūs. Struktūriškai. Ir tada yra, jau mes perinam prie to, ką mes turim, kad yra testavimas ir yra sprendimas. Ir tada yra shiftas, nes praktiškai kaip mes darom, tai einam tada link kliento registracijos dažniausiai, jeigu su klientais kalbam, bet kaip klientų prasme, partneriai, tai natūraliai, jeigu jie skaičiuoja, bet klientai, vartotojai paprastai, jie labai bijo atsakomybės ir jie bijo darbo, kažką užsimti, kažką daryti ir jiem atrodo, kad jiem nepavyks, žodžiu, ir panašiai. Bet ta mintis, kad, žiūrėk, per šeimą vienas specialistas, kurį mes galime apmokyti per laiką, nes tu kaip klientas neturėsi pakankamai žinių, išnaudodamas mūsų tą know-how arba bendruomenės know-how. Šitą idėją man labai patiko iš tikrųjų, nes mes panašiai pozicionavom šitą atsagum terapiją, ką aš užsiemu, kad ta prasme šeimoje, vienas, jeigu išmano tą gydymo meną, tokį energetinį, tai jis gali labai daug padėti savo šeimos nariam iš tikrųjų, atstatyti ten ar stuburą pamasažuoti, ar ten dar kažką padaryti. Ir manau, čia labai yra geras būdas, tik reikėtų dar pašlifuoti tą shiftą, tą taip plastiškai, kaip tai čia pereiti problema, pagristumas problemos, rinkos sprendimai neveikia, yra testavimas, sprendimas
Ir dabar ką daryti, tai arba klientų būti, arba partnerių, taip yra ir kliento galimybė, bet partnerio galimybė yra geresnė, nes tu žinosi daugiau per laiką, tu išmoksi ir tu sutaupysi labai smarkiai šeimos biudžetui, reiškia, kas liečia sveikatos išlaidas ir prevenciją ir panašiai ir panašiai. Ir paskui tada apie verslą jau pradedam skaičiuoklės dėlioti, ką mes galime iš to turėti. Ar aš teisingai sudėliojau schemą, ar... Priklauso nuo to, su kuo susitinki, nes su kai kuriais žmonėm reikia pradėti va taip iš toli, ypač paskaita, kaip buvo, man užduotis buvo 30 žmonių, yra paskaita ir jie visi neaišku, kokios jų žinios. Ne? Tai aš turiu pradėti nuo abėcėlės, visiškai nuo nulio sukurti visą paveikslą, nupiešti. Tuo tarpu, jeigu kalbėsi su verslininku, tu nebūtinai turi pradėti nuo problemos. Aš tai, kai su verslininkais kalbuosi, aš kalbuosi nuo akumuliavimo, nuo kaupimo, pastangų kaupimo taško. Apie tai, kad yra struktūros, kurios nekaupia tavo pastangų. Aš pats turėjau įmonių krūvą, kur tos įmonės dabar nėra jų. Jos bankrutavę, uždarytos, užšaldytos. Viena įmonė dar vis gyvoja, tai Afidėja. Bet aš iš jos nieko negaunu, nulis. Tai čia yra, kur aš atidaviau milžinišką kiekį energijos, pastangų, emocijų, nemiegotų naktų ir dabar nieko už tai negaunu. Tai yra nekaupimo kelias, kur ir atlyginimą, jeigu gaunat, tai irgi yra nekaupimo kelias. Amatininkas, jeigu esat, turit mažą įmonėlę ir panašiai. Tai aš vienu momentu gyvenime supratau, kad aš noriu kaupimo kelio, kiti dar vadina pasyvių pajamų ar išliekamųjų pajamų. Ir tam yra kriterijai. Ir tie kriterijai yra 3. Yra produktas turi būti, kuris būtų pakankamas, kad žmonės neatkristų, nenukristų, vartotojai. Tai ypač jeigu tai yra šeimos nariai partnerio, tai jau patikėkit. Paimkit Joną ir pamėginkit sugalvoti, kaip padaryti, kad jo šeimos nariai nevartotų. Tai neįmanoma tiesiog. Arba Įvarsą paimkit, arba mane. Mes pritaikysim diktatūrą, bet ką tik reikia, tą ir pritaikysim, kad šeimos nariai naudotų, nes mes labai gerai žinom, kokios pasekmės laukia, jeigu to nebus. Tai reiškia, tokie vartotojai iš vis neatkrenta. Tai yra produktas labai labai stiprus, reikalingas, apyvartus, tam, kad jis, jeigu pigus labai produktas, tai irgi nėra gerai, nes tada apyvartos negali sukurti ir tada procentas nuo apyvartos labai mažas, gaunasi absoliučiais dydžiais. Tuo tarpu, jeigu apyvartus produktas yra gerai, tai produktas. Tada antras punktas reikalinga įmonė, kuri būtų, aš patikėti turėčiau, kad jinai išliks čia šitam žemės paviršiuje bent 50 metų, gal daugiau. Tai ar tiek, kiek jūs galvojat apie save, apie savo gyvenimo trukmę, bent jau tiek. Tai reiškia, kad tada jūs turite sukauptas pastangas, nes jeigu ta įmonė užsilenks po 10 metų ar po 5, tai mano pastangos visos dings. Nebebus tas tą, ką sukaupiau, vėl turėsiu eiti kažkur kitur ir vėl iš naujo. Tai Zinzino yra labai geras pavyzdys, viena iš pavyzdinių turbūt įmonių, kur yra viešai prekiavimo akcijomis, viskas skaidru ir labai atsakingi ir su aukštom vertybėm savininkai. Tai čia yra įmonė, kur aš tikiu, kad šita įmonė ir mes visi didžioji dalis akcijų, absoliuti dauguma yra pas partnerių rankose. Tai reiškia, kad neateis kažkas ir neperpirks ir nesugalvos kitų žaidimo taisyklių. Tai su įmonė yra saugu. Ir trečias dalykas yra kontraktas. Kontraktas, kur kiekvienas gali dalyvauti, Vytenis gali dalyvauti, Aistė gali dalyvauti, Daiva gali dalyvauti, visi galim dalyvauti. Toks kontraktas ir jisai duoda procentą nuo apyvartos, o ne atlyginimą. Ir ne amatą. Nes amatas tai būtų kontraktas, kur kas mėnesį reikia parduoti kažkokį skaičių, kad gauti išmoką kokią nors. Tuo tarpu čia vieną kartą sukuri vartotojų ratą ir jeigu teisingai buvo sukurtas, tai vartotojai neiškrenta ir toliau, net jeigu nieko nebedarai, pajamos toliau ateina. Tai toks yra kontraktas. Tai yra 3 punktai, apie kuriuos aš kalbuosi su verslininkais. Ir netgi ne su verslininkais, Vytenė, čia gali būti ir su žmogum, kuris eina į samdomą darbą ir aš jo galiu paklausti, ar tu
tikrai galvoji, kad tu dalyvauji geriausioje schemoje tavo gyvenimui. Nes jeigu pas tave nesiakumuliuoja, o kas bus, jeigu tu pervargsi ir nebegalėsi dirbti? Arba sveikata sušlubos. O kas bus, jeigu tavęs nebereiks? Ateina dirbtinis intelektas. Labai didelis procentas žmonijos neteks darbo per ateinančius 5 metus, gal net 3. Tai, nu, bet per kokių 10 metų, tai jau garantuotai. Tai ką tu tada darysi? Tai vat pradėti nuo problemos ir mano manimu problema yra, kad dauguma žmonių neakumuliuoja savo pastangų ir jie galvoja, jie gyvena taip, lyg tai gyvens amžinai ir niekada nepavargs ir niekada nesusirgs ir niekada nieko nenutiks. Ne? Tai vat aš taip negyvenu, aš gyvenu suprasdamas, aš jau tada, kai pradėjau Zinzino, aš jau tada supratau, kad aš jaučiausi kaip su ginklu, kuriame yra paskutinė viena kulka likus. Jeigu ne ten, kur reikia paleisiu, tai viskas, iš manęs tik tai skrebučiai. Tai vat kažkaip taip jaučiau ir iš tikrųjų tai dalis tiesos tame buvo. Aš dabar nebedirbu tiek valandų, kiek kai startavau. Ir, nu, aišku, kitokią kokybę aš kitaip pasiekiu tą rezultatą, gal net didesnį. Bet vėlgi aš jau nebeįsitempęs, nebepersidirbęs esu. Ne? Tai vat, Vytenė, jeigu su žmogum, kuris samdomą darbą dirba, argi negalima būtų pradėti ne nuo produkto? Produktas tada yra tik viena iš detalių, kuri labai svarbi, jinai turi atitikti tam tikrus kriterijus, bet juk mes kalbam apie žmogų ir jo visą likusį gyvenimą. Ir tame įeina ir sveikata, bet tame įeina ir pajamos. Tame įeina ir jo šeima, tai pavyzdžiui, jeigu reikia produktų visai šeimai pripirkti, taigi brangiai kainuoja. Bet jeigu partneris esi gali nemokamai gauti. Ir gali pajamų turėti tiek daug, kad tas brangiai pasidarys nebrangiai. Tai va čia yra, mes sprendžiam to žmogaus problemas, kur jisai pats gal dar net neįsisąmonino, kad jis jas turi, bet jis jas tikrai turi. Ačiū, Kęstuti, mes dar apie tai kalbėsim, kaip pateikti informaciją. Aš paruošiau prezentaciją, manau, kad pačiam galėjau, nedaug liko to laiko. Iš tikrųjų labai įdomus buvo pristatymas, Kęstai, dėkui tau. Ačiū. Ačiū labai už atsijungsiu. Pagalbą, ačiū tau labai už pagalbą, sėkmės ir susimatysim ateinančiuose kartuose. Ačiū tau, Kęstai. Iki. Taip, tai tikrai dėkojom Kęstučiui, buvo fainas pristatymas. Noriu, Andrėjau, žodį tau. Laukia mūsų renginys rytoj, iš tiesų labai svarbus renginys ir pristatyk, kas ten tokio bus ir kur visą tai vyks. Sveiki. Na, visų pirma, mes kiekvienas partneris savo paskyroj galim surasti nuorodą, per kurią galim online žiūrėti renginį. O visus Vilniečius kviečiu kartu sudalyvauti Andriaus Guliaus, mūsų prezidento organizuojam gyvam renginiai, kur nuoroda aš įmesiu į Messengerį, galima nusipirkti bilietuką, grinai už salę susimeta partneriai po 10 eurų ir nuo 18 valandos ten renkasi. Kaip suprantu, bus dar Andriaus gyva motyvacija prieš 19 valandos renginį, jis visada įžvalgų kaip šiandien Kęstutis, labai puikiai tai padarė, tai manau, kad išgirsim dar ir gyvos motyvacijos ir ypatingai atkreipiu dėmesį, kad svarbu susiburt ir komandiškai palaikyti vienas kitą, tai geriausias būdas vis tik mūsų dar kartą gyvai. Tai vat ir labai norisi visus pamatyti, kas galit rytoj atliekit, nors ten valandai, nors 2, po to dažiūrėsit video ten, kada galėsit, tai va. Kur, Andrėjau, tai vyks? Ja, viskas vyks Best Western viešbutyje, 18 valandą pradžia, Konstitucijos prospektas 12 Vilnius. Aš įmesiu nuorodą, yra visa informacija į Zinzino Stars grupėm yra ir dar Messenger'e pakartosiu. Kas nebus Vilniuje, kur jiems žiūrėti tą renginį? Kaip ir minėjau, kiekvieno partnerio paskyroje yra
nuorodą į naujienos renginiai ir ten kick-off renginys bus vertimas ir į skirtingas kalbas, tame tarpe ir į rusų kalbą. Nežinau, ar lietuvių bus šį kartą, bet rusų tikrai bus. Puiku. Tai išties vienas iš tokių gerų renginių, kuris ir motyvuoja, ir pristato naujienas įvairiausias, tai, sakyčiau, tikrai puikus renginys, kurį galim pasižiūrėti. Nu ir dar šį mėnesį bus dar vienas renginys, Meetings of Mind. Taip pat mūsų puslapyje galite rasti informaciją apie šitą renginį, kai mokslininkai dalinasi savo patirtim. Tai edukacija, kuria kiekvienas partneris gali gauti daugiau negu vartotojas. Tai vien tik tai dėl to verta būti partneriais. Na ir taip pat aš paruošiau tokį trumpą pristatymą, kaip visą tai apibendrinti, va tą, ką jūs išgirdote šiandieną, ką Kęstutis minėjo šiandieną, kaip visą tai galima apibendrinti ir suvokti tą visą verslą, kaip jį suvokti šitą verslą, kas čia svarbu yra. Tai sakyčiau, va tą, ką ir Kęstutis minėjo, mums reikia suprasti keletą svarbių dalykų. Tai šioje prezentacijoje jūs apie tai išgirsite, ne? Ir išties pirmas svarbiausias dalykas, ką kiekvienas partneris mes turim suprasti ir ką mes turim išaiškinti žmonėm, kad jie suvoktų, kai mes kalbame su jais. Tai kad vyksta lėtinės ligos ir jų tendencijos. Ir dėl ko visa tai atsiranda. Mes tikrai kiekvieną suprantam, kad lėtinių ligų vis daugėja ir daugėja, jaunesni vis žmonės serga ir dažniausiai tai yra lėtinės ligos, kurios vystosi. O lėtinės ligos tai antro tipo diabetas, nutukimas, širdies ligos, kraujotakos ligos, onkologinės ligos, autoimuninės ligos, įvairios ligos, kurios, kaip minėjo Kęstutis, negali užsikrėsti. Jos tiesiog lėtai vystosi mūsų kūne, mūsų organizme. O priežastis jų, jeigu mes kreiptumėmės į ChatGPT, kaip Kęstas minėjo, ar tiesiog į mokslinės nuorodas, mes matom rūkymas, mažas fizinis aktyvumas, kai daug sėdim, mažai judam, pramoniniu būdu apdorotas maistas, kur mes gaunam daug toksinų, daug kancerogeninių junginių, didelis kalorijų perteklius, didėja mūsų KMI, kaip Kęstas minėjo, kūno masės indeksas ir maistinių medžiagų stoka. Tai va, mes turim tiesiog problemą, kuri vis jaunesnė ir vis daugiau pasaulyje žmonių serga. Tai pirmas dalykas, ką mes turim suprasti, tai kad vystosi lėtinės ligos ir priežastis, dėl ko jos vystosi. Ir matote, mityba turi labai svarbų vaidmenį. Antrą dalyką, ką mes turim suprasti ir mokėti ištransliuoti savo aplinkoje. Kodėl ta mityba tokia svarbi? Kasgi toj mityboje taip pasikeitė, kad taip davė daug tokių pasiekmių. Mes turim suprasti, kad dėl žemės nualinimo atsirado mikroelementų trūkumas. Kas dar nesuvokėte, pasigilinkite, kodėl žemės nualinimas atsitiko, kodėl sumažėjo mikromedžiagų trūkumas. Dėl to, kad cheminių trąšų kuo daugiau naudoji, tuo mažiau natūralių komponentų, gyvų komponentų, kurie virškina tą organiką, išlieka žemėje ir tų bakterijų mažesnis kiekis, mažiau į augalą atgal atiduoda tuos mikroelementus. Dėl to augaluose, derliuje žymiai mažiau mikroelementų atsirado. Antra problema – naudoti pašarai omega-6, kukurūzai, saulėgrąža, soja, kviečiai. Ir naudojant pašaruose šitus resursus išsibalansavo riebalų rūgštys maiste. Ir atsirado omega-3 riebalų rūgščių poreikis, tai yra padidėjo poreikis naudoti daugiau tos omega-3, atsirado didesnis jos trūkumas mūsų kūne. Taip pat mes suvalgom per mažai skaidulų ir per daug cukraus ir kancerogeninių junginių. Vat šių laikų mūsų mitybos problemos. O pasekmės, kaip ir minėjau, lygų atsiradimas, lėtinių lygų atsiradimas. Tai vat šitas, jeigu mes išmokstame patys ir suprantame ir išmokstame ištransliuoti vat šitą mažą žinutę, mes išmokom pagrindinius dalykus, ant ko pastatytas šitas verslas. Šitas verslas pastatytas ant problemų, lėtinių ligų vystymosi, šių laikų mitybos trūkumų, šių laikų mitybos spragų ir jeigu žmogus nesirūpina savo mitybą, jisai susiduria su tom lėtiniam ligom. Ir tada trečias dalykas, ką mes turim suprasti, ir va šiandien su Aiste kalbėjome, susitikę,
reikia suprasti, kuo skiriasi vieni tyrimai nuo kitų tyrimų. Ir kokius tyrimus Zinzino naudoja, kodėl jie tokie unikalūs, tokie svarbus ir kuo jie skiriasi. Ir paprastai tariant, yra bendrieji tyrimai. Laboratorijose atliekami standartiniai tyrimai, atsispindi momentinė žmogaus būklė. Tai yra ūminė būklė, tai yra ta minutė žmogaus sveikatos būklė, kuri labai svarbi, ypatingai jeigu jis serga kažkokia tai ūminė liga, kur jam pakilo temperatūra, ar kažkas pradėjo blogą, pykina ten ir panašiai, tam, kad žinoti, kas jam atsitiko šiuo momentu. Bet ta būklė nieko nepasako apie jo ilgalaikę sveikatą, jinai pasako apie trumpalaikę sveikatą, apie šį momentą, ir tai yra labai svarbus tyrimai tik tuo momentu. Bet jie nieko nepasako apie tavo ilgalaikę mitybą, apie ilgalaikį tyrimą, o tam yra ląstelės tyrimai, ir Zinzino taiko ląstelių tyrimus, kurie nustato veiklių medžiagų kiekį ląstelėse. O tai atsispindi ilgalaikė mityba. Nes ląstelėse atsiranda tos maistinės medžiagos, veikliosios medžiagos, per mūsų mitybą per ilgą laikotarpį, ne per trumpą. Ne? Vieną dieną suvalgius, sekančią dieną tu dar ląstelėje neturėsi tų maistinių medžiagų. Užtruks laiko, kol jos įsitvirtins, įsisavins į ląsteles. Taip? Tai čia labai skiriasi tie tyrimai. Ir yra dar kiti tyrimai. Tai genetiniai įvairūs tyrimai, mikrobiotos tyrimai, ką dabar atsiranda Zinzino. Tai yra tyrimai, kurie visiškai kitokie negu bendrieji tyrimai. Ir šitą suvokimą, kai atsiranda ir mes sugebam išaiškinti žmogui suvokimą tų tyrimų skirtumų, mes iš esmės suprantame mūsų verslo visą mechanizmą. Kad tai yra problema sveikatos, tai yra problema dėl to, kad mityboje įvyko pasikeitimas, kad yra būdas išsitestuoti ir dabar vienintelis pagrindinis dalykas, ką reikia dar mums suprasti, būdami partneriais ir išmokti, išaiškinti mūsų potencialiem klientams, tai yra pajamų uždarbio skirtumai ir pranašumai. Ir nuo pačios čia yra parodyta, daugiausia pasaulyje žmonių, apie 95% visuomenės žmonių, dirba valandinį darbą už atlyginimą. Jie dirba samdomą darbą, keičia laiką į pinigus. Ir kai tu dirbi ir keiti laiką į pinigus, tu niekada neturėsi laisvo laiko, nes tu norėsi daugiau uždirbti, daug geriau gyventi. Ten yra fiksuotas atlyginimas, taip yra galbūt fiksuotas ir atsakomybės jausmas, atrodytų yra stabilus, bet tas stabilumas yra iki pirmo kažkokios tai nesėkmės arba iki pirmo iššūkio. Nes jeigu įmonėje atsitinka kažkoks iššūkis, jinai dažniausiai atleidžia darbuotojus. Ir yra fiksuotas atlyginimas, yra lubos kažkokios. Ir yra dvi konfrontacijos zonos, tai yra vadovas, direktorius, savininkas stengiasi kuo daugiau išnaudoti žmogų, kad jisai kuo daugiau padarytų darbo ir jam už tai būtų sumokėta mažesnis atlyginimas. O žmogus nori padaryti kuo mažiau ir gauti kuo daugiau. Čia yra konfrontacija. Tai o mes siūlome kitokį modelį tiesiog. Procentai nuo pardavimų, kurie priklauso nuo jūsų aktyvių veiksmų, plečiant vartotojų tinklą. Ir šitas labai didžiulis skirtumas yra toks, kad čia nėra jokios ribos atlyginimo, jokios ribos plėtrai, jokios ribos jūsų galimybėm. Ir visa tai per tiesioginės rekomendacijas, kur gauname ir galimybę uždirbti daugiausia, bet dar viena galimybė, ko niekada negausi samdomą darbą dirbdamas, tai yra pasyvios pajamos. Tai yra pajamos, kaip Kęstutis akumuliacija žodį vadino, tai yra kaupimas. Kai mes sukaupiam produktų vartotojų skaičių šį mėnesį, pavyzdžiui, 25, tai mes žinom, kad sekantį mėnesį 25 produktus kažkas pirks. Jeigu mes kartu su, pavyzdžiui, 10 komandos narių turim kiekvienas po 25, tai reiškia, aš žinau tiksliai, kad kitą mėnesį, ar aš dirbsiu ar nedirbsiu, 250 produktų kažkas nupirks, tai reiškia, man įkris tiek tai pasyvių pinigų nuo šitų produktų skaičių. To nėra nei vienam samdomam darbe, kur keiti laiką į pinigus. Štai viskas. Jeigu mes suprantam lėtinių ligų atsiradimo tendencijas ir priežastis, suprantam mitybos problemas, mokame jas pateikti, išaiškinam testavimo unikalumą ir suprantam, kaip šitas finansinis modelis, kuo jisai naudingesnis už samdomą darbą. Viskas, jūs esate fantastinis partneris,
labai lengvai pateikiantis informaciją. Kaip matėte, nebuvo nei vieno žodžio apie benzino, nei vieno žodžio apie balanso aliejų, buvo apie problemą, tyrimą, jos sprendimo būdą ir galimybę užsidirbti, kuo skiriasi. O visa kita, mes turime unikalius produktus, kuriais būtent ir pasiekiamas tas tikrasis sveikatos rezultatas. Ir visa tai, ką aš dabar parodžiau, sakyčiau, visa tai yra esmių esmė. Ir jeigu mes norim pristatyti socialinėje erdvėje, arba norim susitikime su asmeniškai su žmogum pristatyti Zinzino projektą, mes turim pradėti nuo toli. Ar tu girdėjai, kad yra problemos su sveikata, kad vis daugiau ir daugiau ligų vystosi, jos jaunėja? Ar tu žinai, kokios pagrindinės priežastys, kodėl tos ligos vystosi? Kad mityba pasikeitė. Mes pakalbam truputėlį pokalbėje apie tai, arba vienas postas būna paskelbtas apie tai, kad problemos, antras postas, kad mitybos įtaka buvo didžiulė, trečias pokalbis arba postas socialinėje erdvėje apie tai, kad mes turim unikalų testavimą, kuris labai skiriasi nuo įprastų bendrųjų tyrimų, ir ketvirtas postas arba bendravimas apie tai, kad žiūrėk, yra galimybė ne tik parduoti savo laiką ir uždirbti pinigus, bet dalyvauti pasaulinėme projekte, pasaulinėje šitoje koncepcijoje, kur padedam žmonėms spręsti problemas, naudojant unikalius produktus ir susikuriant savo finansinę gerovę su galimybę gauti procentą nuo visos apyvartos, o ne atlyginimą nuo pardavimo. Ir viskas, visa prezentacija. Jolanta klausė, o kada laikas paminėti Zinzino? Ar tai bus Zinzino pavadinimas ar ne, neturi jokio reikšmės. Ne įmonės pavadinime esmė yra, kur mes kviečiam tą žmogų. Mes paskui parodysim jam ir produktus, ir puslapį, ir ten visą kitą. Bet pradžiai tai mes kalbamės apie tai. Ir jeigu žmogus susidomi, paskui galim sakyti, žiūrėk, jeigu tau yra įdomu, galim susitikti su mentorium ir padaryti kitą susitikimą, kur kartu mes aptarsime galimybės bendradarbiauti, parodysim, su kokia įmonė mes dirbam, parodysim produktus, kuriais turim, parodysim tyrimus, galėsim padaryti tau tyrimą, galėsim užregistruoti tave į partnerius. Tai yra esmė. Prašau, gal yra daugiau klausimų? Arba kaip marketingistai vadintų, tai yra piltuvėlis link esmės, link susitikimo esmės. Pradedam nuo problemų ir einam link sprendimų, link tyrimų, link sprendimų ir link galimybės vystyti šitą projektą. Ačiū, Jonai. Labai gera prezentacija, galėtum pasidalinti. Ir aš siūlyčiau partneriam pasibraižyti tiesiog vizualiai schemą, kalbos schemą. Ir ką mes šiandien dėliojam, tai čia mes dabar dėliojam iš tikrųjų tą supaprastintą variantą, kad nepastrikti ties produktų ir eiti link verslo plėtros. Ir tai yra labai svarbu, nes tas produktas mūsų tikrai labai stiprus ir labai lengva yra vėl nuklysti į produktą, į tą kliento erdvę, kas yra labai svarbu, bet tai vyksta natūraliai, jeigu mes plečiam verslą. Tai tiesiog reikėtų, manau, padrilinti kažkaip dar šitą modelį, kad ar kiekvienas turėtų nusipaišyti jį pats savo, ar schematiškai langas po lango, kaip fanelį pasidaryti ir įsidėti galvą reikėtų tiesiog visiems ypač naujiem partneriam. Manau, kad šita prezentacija yra tiek paprasta, tai aš įmesiu ją į grupę. Kiekvienas iš jūsų PowerPoint'ą galės atsispausdinti, galės įsimesti savo į kompiuterį, persiskaityti, peržiūrėti ir dar kartą pagilinti tas žinias arba pasižiūrėti šitą video ir apmastyti, kaip jūs bendraujate su savo žmonėmis, su savo aplinka. Nes svarbu bendrauti pagal tą eiliškumą, jums tada labai lengva bus ateiti link teigiamo kažkokio tai susitarimo
pakviečiant į sekantį susitarimą mentorių ir jau užtvirtinti kontraktų susitarimą. Aš dar galiu vieną klausimą. Taip. Vis tiek taip kažkaip kaip klausau ir bandau įsivaizduoti, daug kas gal kažkiek pradžiai skamba teoriškai, bet jeigu dabar pažiūrėt praktiškai, tarkim, aš jeigu turiu šeimą ir man kažkas siūlo, kad ar aš noriu tapti ten to šeimos specialistu, vis tiek aš pradedu galvot, nes pradžiai vis tiek aš turiu kažkokį kitą darbą, dažniausiai vis tiek kažką mes dirbam. Tai ar aš turiu to papildomo laiko? Nes kartais dažniausiai žmonės jau irgi vertina tą laiką ir sako, aš geriau pas tave pirksiu, ten tos produktus, tu man tik pasakyk, ką pirkti ir man bus ramu. Tai, kažkaip įsivaizduoju dar tokią situaciją, ypač dabar galvočiau, ten kolegos darbe ir ten iš draugų šeimų. Tai vis tiek yra ta pradžia tokia, kur nežinau, kiek žmonių iškart taip paimtų ir pasirašytų ir pamatytų tas naudas, kad aš čia būsiu dabar šeimos specialistas, edukuosios, tada ten gausiu paskui nemokamai tų produktų. Ta visa grandinė užtrunka galvoje, man atrodo. Aš sakyčiau, pagrindinis klausimas, kuris tave neramina, tai kaip atsirinkti žmonės, kurie galėtų būti klientais ir partneriais. Nes viską, ką tu pasakai dabar, man skamba taip, kad tu dar nežinai tikrų kriterijų kliento ir tikrų kriterijų partnerio. Nes jeigu mes einam pas 100 žmonių, neatsirinkę, neapmastę apie juos, o tiesiog einam ir kalbamės, tai bus žmonių tokių, kurie apskritai netinkami būti partneriais. Jie nelinkę bendrauti, jie yra intravertai, lėti, nenorintys nieko keisti gyvenime, jais kažkas tai rūpinasi, o ne jie rūpinasi kitais. Tai mums ką reikia padaryti? Mums reikia iš savo kontaktų sąrašo visų pirma, prieš pradedant pokalbius, atsirinkti, kas galėtų būti tie žmonės, su kuriais mes norėsime daryti verslą, kas yra aktyvus, alkani, norintys uždirbti. Geriausia būtų atsirinkti tuos žmonės, kurie rūpinasi savo šeimos nariais, taip, nuo kurių priklauso šeimos nariai. Kaip sakoma, dažniausiai tai yra moteris šeimoje, 3 kampus prižiūri, ne? Kartais būna vyrai, kartais būna pasikeisdami 50-50 po lygiai. Bet iš principo atsirinkti tuos žmonės, kurie yra aktyvūs, verslus, norintys uždirbti, ieškantis, norintys turėti laisvo laiko. Nes jeigu žmogus sako, neturiu laisvo laiko, reiškia, jisai sukasi savo rate, ir tiek jisai užsisukęs, kad gal net neturi laiko mąstyti, kad jisai gali išeiti iš to rato ir uždirbti kitais būdais pinigus. O gal jie taip patogu tiesiog. Tai čia yra toks klausimas, kam pasiūlyti, su kuo bendrauti. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad socialinėje erdvėje paskelbėm šitą informaciją, vieną postą apie problemą, kitą postą apie mitybą, trečią postą apie tyrimus, ketvirtą postą apie sprendimus, 5 postą apie galimybės, ne? Žmonės į tos postus atsiliepia ir tie, kurie atsiliepia susidomėję, tai tie žmonės greičiausiai ir bus tie aktyvūs, verslus, ieškantis ir su jais reikia kalbėti, o ne su visais likusiais, kurie ten pasižiūrėjo tą postą. Kokios mintis? Jonai, pastebėjimas toks lengvas, atsargiai su to moterim ir 4 kampais. Šiuolaikinės moteris, gali užpykti už tokį pastebėjimą. Bet tie 4 kampai, ne visada gaunasi. Aš suprantu, dėl to aš ir sakau, kad labai skirtingai būna šeimose, tiesiog mums reikia atrasti žmogų, kuris yra aktyvus, kuriais rūpinasi kitais. Gerai, tai ačiū labai. Ar turim dar klausimų pabaigai, apibendrinant galutinai? Jeigu klausimų neturim, tada dar vienas labai svarbus prašymas. Jeigu jau mes susirenkam čia dirbti kartu ir aš kaip mentorius noriu jūs įkvėpti, dalinti savo energiją, savo pastangas, aš labai prašau iš jūsų gauti tokį patį atsakymą, įsijungti bent jau kameras ir kad aš pamatyčiau, kad jūs esate čia, jūs klausotės, jūs dalyvaujate.
Tai yra man labai labai svarbu. Dėl to aš labai to prašau jūsų. Dėkuoju. Jonai, dar vienas pastebėjimas. Vat čia į tą temą taip pat reikėtų padrilinti mums va šitoj va grupiai tą schemą, kad kiekvienas tiesiog pasiruoštų ir galbūt padarytų, nu, kas nori, arba tiesiog kiekvienas, nu, iš grupės, kas norėtų išmokti ir padarytų prezentaciją. Ar tai reikėtų pasilikti mūsų workshopam ar team buildingui, bet čia jisai dar toli. Tai tiesiog, kad padrilint. Ir kitas turi paklausyti, kaip mes darydavom to Zoomo kambarius, reiškiasi, anksčiau dar. Labai gera mintis, Vyteni, mes galėsim padaryti breakout rūmus ir tuose breakout rūmuose vienas kitam trumpai pristatys, pagal šitas skaidrės save, pristatys savo prisistatymą tokį padarys, tuo padidins savo įgūdžius. Puiku, ačiū tau už idėją. Primenu, kviečiu nubalsuoti už vasaros renginio datą, numatomą rugpjūčio mėnesį. Yra Stars grupėje įdėta nuoroda, tai prašom prabalsuokite tą nuorodą. Dėl mūsų būsimo renginio team buildingo. Tai gerai, ačiū labai, 10 minučių po 8, tai gero vakaro ir geros darbo savaitės. Tikrai manau, kad šiandien buvo labai naudingas susitikimas. Dėkui ir sudie. Laukiau Kęstučio prezentacijos įmesti ar ne kažkur. Taip. Ačiū labai. Nuskaitim taip pat. Ačiū. Ačiū.